Labutis, pažiūrėkime, ką jis apie tave galvoja. Ar galvoja išvis, ane? Kas jo galvoje, kokie jo veiksmai bus, arba nebus. Taip, pas mus atėjo imperatorius, žmogus valdingas, mėgsta visus valdyti aplink save, taip pat labai griežtas. Ir tu, imperatorė, taip. Taigi iškrito pas mus pora. Jūs turėtumėte būti santykiuose, taip. Perspektyvos pas jūs yra geros, reiškia, planų jūs turite, ane? Kol kas santykiuose viskas gerai. Taip gali būti kažkiek egoizmo, ane, kažkiek paslapčių, nenoras atsiverti. Taip pat kažkas ieško kažkur, kažkiek naudos, ane? Taip įdomi išmeta, reiškia, galbūt vienas iš abiejų nori daugiau šeimos. Na, čia daugiau, aš manau, jau moteris. Kaip moteris daro, ane? Išsirenka savo patinkantį vyrą, viskas, jis bus mano vyras, ane? O tas vyras neaišku, ar jis norėtų būti išvis šeimoje. Bet šiuo metu mums rodo, kad viskas yra gerai šiuose santykiuose, ane? Tik reikia viską apkalbėti, aptarti, kad tai būtų iš abiejų pusių, ane? Ir abu nugalėsit visas kliūtis, ane? Ir pas mus kažkokiu tai blogybių nerodo, nors pats vyras, ane, jis labai pergyvena, taip, ir, reiškia, galbūt pasikils kažkokios tai problemos arba kažkokios tai kliūtis, jis norės atsiriboti. Gal netgi užmeskim daugiau, dėl ko jis taip pergyvena, ne? Matot, kažkas tai yra, galbūt, jis galvoja, kad jūs jam neištikima, kad jis pas jūs ne vienintelis ir dėl to, jeigu jis pajustų kažkokį tokį patekstą, ane, jis gali netgi sugriauti su jumis santykius. Ta prasme, jis skenuoja, ane, visus jūsų žodžius, visą informaciją, reiškia, galbūt dabar jau jaučiu, kad kažko jam trūksta, ane, pavyzdžiui, per mažai žino jūs. Taip, jis norėtų dirbti dėl šių santykių, norėtų apskritai šiuose santykiuose kažką įdėti, savo pastangas, tačiau jam neduoda ramybės. Kažko jis nemato, kažko jis nežino ir galbūt netgi jis aiškiai supranta, aš nesielgsiu kaip kvailys, ane, aš nenoriu nusipirkti, kaip čia pasipirkti ant to. Taip, moteris, reiškia, irgi stengiasi neduoti jokios informacijos. Taip, jinai rodo, kad jinai tvarkinga, stabili, protinga ir jaučiasi ganėtinai vieniša. Bet kažkokių vėl problemų nerodo. Reiškia, tiesiog kiekvienas pergyvena dėl santykių ateities. Todėl, kad santykiai taip bus sunkumų, taip bus visko, bet jeigu žengti kartu, jeigu daugiau kalbėti, daugiau bendrauti, daugiau atsiverti, pasakoti savo pergyvenimus, tada viskas bus gerai. Čia tiesiog yra laikini sunkumai prieš ateitį, ane, prieš kažkokį tai kaip egzaminą galbūt netgi. Tačiau kol kas iš tikrųjų yra viskas labai gerai. Taip, reikia apsisprendimo, jeigu kažkas iš partnerių nėra tikras, kitas partneris turi suprasti, kad reikia duoti tikslų atsakymą, tikslų ateities netgi viziją. Aš matau mūsų santykius taip ir taip ir taip. Aš tikrai neketinu į mūsų santykius įtraukti dar kažką. Man labai svarbu, kad mes kartu darytumėm tą, trečią, ketvirtą, ne? Suteikti tokį santykiam stabilumą, kad mes būsim kartu. Aš matau mus kartu. Mes viską darysim kartu, ane, kažkaip taip. Ir tada tiek vyrui bus lengviau atsiverti, tiek jums pačiai bus aišku, ką jis apie tai galvoja, kokius jis veiksmus nori imtis. Nes šiuo metu nieko blogo nėra.
Tačiau kiekvienas turi savo baimės, tai yra normalu. Na kągi, sėkmės jums.